Taip, sveiki visi. Dar matome, kad aktyviai jungiasi, bet pradėkime, kad mūsų susitikimas vyktų tais terminais, tuo laiku, kaip ir sutarėme pradžiai. Aš tik visus perspėsiu, kad šis nuotolinis seminaras bus įrašomas, jeigu jūs nieko prieš, kad vėliau, kurie negalėjo dalyvauti, galėtų išklausyti arba tiesiog galbūt kažkurie momentai norėsis pasiklausyti dar kartą. Tai tikrai dėkojame, kad taip aktyviai dalyvaujate. Aš esu Agnė Bagočiūtė, Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Mes šį seminarą organizuojame kartu su viešąja įstaiga Žiedinė ekonomika. Ir taip pat prisijungia mūsų kolegos ir esame jiems labai už tai dėkingi. Tai yra iš Verto, Iltės, tai yra tie žmonės ir tos institucijos, kurie išduoda leidimus ir suteikia bendrijų statusą arba teikia finansavimą. Aš labai ilgai neapsistosiu apie pačią, kas tai yra bendrijos, kokią jos naudą teikia, nes tai pristatys mano kolegos, bet gal tik svarbu paminėti, kai mūsų agentūra prieš 2 metus jau gegužės mėnesį organizavo panašų, tik tai gyvai vykstantį renginį, tikrai matėme taipogi susidomėjimą, bet tikrai gerokai mažesnį. Ir dabar matome, kad šis klausimas tampa vis aktualesnis ir drąsiai galime teigti, kad būtent mūsų agentūra yra tas postūmis, pirmasis impulsas, kuris davė startą bendrijoms kurtis dėl labai paprasto dalyko, tai yra energetikos ministerijai numačius finansavimą bendrijoms remti. Šiuo metu, kaip ir pakviesta, dėl to yra Iltė, taipogi teikia finansavimą ir kolega Lukas taipogi pristatys. Mūsų agentūra šiuo metu baigia vertinti paraiškas ir pradžioje paskelbus kvietimą tikrai, dar bendrijos tik kūrėsi, sąlygos buvo keičiamos ir tobulinamos, bet iš viso mes gavome net 55 bendrijų tiek atsinaujinančių energijos išteklių, tiek piliečių energetikos bendrijų paraiškas, iš kurių 4 yra skirtas finansavimas, išmokėtas finansavimas yra tik tai kol kas vienai piliečių energetikos bendrijai. Lygiai taip pat kaupimo įrenginiams, čia kiek mažiau gavome paraiškų, 2 paraiškas iš atsinaujinančių energijos išteklių, 2 piliečių energetikos bendrijų ir dar 5 tos, kurios dar tik siekia statuso. 2 piliečių energetikos bendrijoms jau yra skirtas finansavimas, kaupimo įrenginių kol kas įgyvendintų projektų nėra. Taip pat mūsų agentūra be paramos teikimo dar teikia ir metodinės konsultacijas, rengia ir atnaujina gaires, todėl mano kolega Tadas pristatys aktualiausius žinotinus aspektus. Ir mūsų vienas iš tikslų šiais metais atnaujinti mūsų gaires, nes tikrai matome ir užduotų klausimų, kurias mes gavome ir organizuodami šitą seminarą, kad tikrai, kaip jau pradėjo steigtis, pradėjo veikti bendrijos, tikrai kyla vis daugiau klausimų, reikia galbūt ir teisės aktų peržiūros, todėl šiandien tikrai po kiekvieno pasisakiusio suteiksim galimybę užduoti klausimus, tuo pačiu ir atsakysime į gautus klausimus jau iš anksto. Ir jeigu atsakymų ir neturėsime, o taip tikrai gali būti, nes tikrai tų situacijų yra įvairių, mes tikrai jas fiksuosime ir atnaujindami mūsų gaires tikrai atsakysime. Tai šiandien mums tik trumpai pristatys apie energetikos bendrijas Lietuvoje, nuo ko pradėta, kiek tų bendrijų yra,
kokios pamokos išmoktos, ko reikėtų nekartoti tiems, kas dar tik planuoja steigti bendrijas, pristatys Verto paslaugų tiekimo skyriaus vadovė Ramunė Laukevičienė. Taip pat apie ILTES skiriamą finansavimą pristatys ILTES vyriausias finansavimo projektų vadovas Lukas Čiginskas. Taipogi galima gauti ir kitą Europos komisijos numatytą paramą per LIFE projekto, tai čia informacija pasidalins žiedinės ekonomikos projektų vadovė Gintarė Petrauskaitė ir, kaip minėjau, mano kolega Tadas Norvydas pristatys informaciją svarbiausia, kaip įkurti energetikos bendriją ir kitus žinotinus dalykus. Ir dabar prieš jau kalbant pirmajam pašnekovui, dar suteiksiu žodį žiedinės ekonomikos direktoriui Domantui Tracevičiui, kurių irgi iniciatyva ir paskatinimu vyksta ir šis seminaras. Tai prašom, Domantai. Sveiki, ačiū labai. Tai visų pirma norėčiau padėkoti gerbiamai Agnei ir Lietuvos energetikos agentūrai bei jos specialistams už galimybę turėti tokį renginį. Galima pasidžiaugti, kad Lietuvoje vyksta fantastiška pažanga su gaminančiais vartotojais, kurie prisideda prie mažesnių kainų visiems vartotojams bei energetinės nepriklausomybės. Didelis progresas ir su nutolusiais gaminančiais vartotojais. Deja, su energetikos bendrijomis situacija kiek prastesnė, bet tai tik tai pradžia. Žvelgiant galbūt į ES pavyzdį, ten rezultatai tikrai yra geresni, skaičiuojama virš 10 000 tokių. Ir įvairiausio dydžio, pradedant ten tokiomis, kurios veikia tik tai su nedidelė saulės elektrinė ant daugiabučio ir baigiant vienijančioms tokiais kooperatyvais, kurie turi ir 20, ir 30, ir daugiau tūkstančių narių. Tai tikrai yra įvairiausios ir įspūdingos patirties. Iš tokių naujesnių valstybių galima išskirti Austriją, kur ten tikrai visai neseniai, 2019 metais, tik tas reglamentavimas atsirado ir panašiu metu kaip Lietuvoje, ten jau yra daugiau negu keli tūkstančiai energetikos bendrijų, tai tikrai yra iš ko mokytis ir mes tą siekime padaryti ir manau, kad šis renginys galbūt padės išjudinti tą situaciją, tikrai puikus pranešėjai ir galės atsakyti daugybę klausimų ir paaiškinti situaciją. Taip pat džiaugiamės, kad turim galimybę per LIFE projektą padėti bent jau porai energetikos bendrijų ir suteikti paramą tom pradiniam verslo planui, kuris dažniausiai ir būna sudėtingiausia dalis, suprasti, kaip tas viską susiplanuoti ir išsiaiškinti. Ir sakau, tokį dalyką turėkite omenyje, kad jeigu turi daugiau klausimų, visada galite kreiptis tiesiogiai į mūsų organizaciją ir taip pat, jeigu bendrais klausimais, tai tikrai Lietuvos energetikos agentūra kaip ta kompetitinga institucija irgi jum galės pagelbėti. Tai linkiu gero seminaro ir jeigu bus klausimų, kreipkitės. Ačiū. Ačiū, Domantai. Tai tuomet pakviesime Verto atstovę Ramunę Laukevičienę pristatyti, taigi kiek tų bendrijų šiuo metu turime ir iš kokių pamokų reikėtų pasimokyti tiems, kas tik planuoja ją kurti. Kaip ir minėjau, Ramunė iš karto po pranešimo atsakys į klausimą, kuris buvo užduotas iš anksto ir taipogi suteiksime laiko paklausti ir po pranešimo. Tai prašom, Ramunė. Tuo minutėlę aš paleisiu skaidres ir pristatysiu savo temą ir lauktelti truputėlį. Kol Ramunė ruošiasi, aš dar paminėsiu, nes labai atsiprašau, užmiršau paminėti, kad po Ramunės dar trumpai informaciją pasidalins ir atstovė iš ESO Eglė. Trumpa informacija, nes labai daug klausimų yra susiję su būtinom galiom, leidimais ir panašiai. Tai yra tie, ką turi aktualiausią informaciją ESO atstovais. Tai prašom, Ramunė. Tai man nepavyksta kažkodėl, tai vieną skaidrę ir meta dvi, tai labai atsiprašau už tą tokį, ne tą turbūt dalinuosi
net tą, kaip čia pasakyti, langą dalinuosi, luktelkit sekundėlę, labai atsiprašau už tai. Ir minutėlę. Ne, matau, sekundėlę luktelkit. Ne tą. Taip, tai labai atsiprašau už tą truputėlį pradelsimą, techninės kliūtys kartais būna, taip jaudinuosi. Tai sveiki visi, esu iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir kaip ir minėjo direktorė, agentūros taryba suteikia statusus, tai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba yra suteikusi šiuo metu piliečių energetikos bendrijos statusą 52 ūkio subjektams, o atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą tik 7 ūkio subjektams. Kad norėčiau tokį apibendrinti, tokį įvadą padaryti, ką reikia, kokius atitikimus turi atitikti siekiant gauti šitą statusą ir kas tai yra. Tai atsinaujinančių išteklių energijos bendrija yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris nuosavybės teisę valdo ir plėtoja energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius ir turi teisę gaminti elektros energiją, ją vartoti, kaupti energijos kaupimo įrenginiuose, parduoti ir kuriam įstatymo nustatyta tvarka suteikiamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusas. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimą reglamentuoja atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas ir veiklos elektros energetikos sektorių leidimų išdavimo taisyklės bei tarybos nutarimu patvirtinta atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimo, nesuteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas. Reikalavimai gauti minėtą statusą yra tokie, tai yra dalyviai turi būti asmenys, vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės, kaip yra apibrėžtos smulkio ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys ir savivaldybės įstaigos. Nemažiau kaip 51% balsų dalyvių susirinkime priklauso dalyviams gyvenantiems ir veikintiems apskrityje, kurie planuojama statyti arba įrengti bendrijos nuosavybės teisę valdomą energijos gamybos įrenginį. Tikslas - aplinkos, ekonominės ir socialinės visuomenės naudos savo dalyviams teikimas. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo gali įgyti atsinaujinančių energetikos bendrijos statusą, tai tuomet, kai turi leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimą gaminti elektros energiją, ar jau turi leidimą plėtoti ir leidimą gaminti ir tik tarybai pateikia atitikties įstatymui, atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymui nustatytams reikalavimas tokią deklaraciją, o kai yra nereikalingas nei leidimas plėtoti, nei leidimas gaminti, nes ketina statyti ir įrengti elektros energijos išteklių iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia yra iki 100, tai leistina generuoti galia didesnė už 0, pateikiant tarybą prašymą dėl B statuso teikimo. Taip pat pelno nesiekiantis juridinis asmuo, taryba yra patvirtinusi tvarką, kurią ir minėjau, kur suteikiamas AIB statusas, kai leidimai plėtoti ir leidimai gaminti nereikalingi. Ir kas yra toks iš esminio punkto vertėtų paminėti, kad pareiškėjui reikalinga pateikti tinklų operatoriaus išduotas prijungimo prie elektros tinklų sąlygas arba rangovo deklaraciją.
Tai ką taryba atlieka, tai gavusi prašymą iš ūkio subjekto išduoti leidimą plėtoti arba leidimą gaminti ar deklaraciją, tai yra patikriname, ar tai ūkio subjektas yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo ir jis atitinka įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Antras, ar pelno nesiekiančio juridinio asmens steigimo sutartyje ar teisės aktuose reglamentuojančio pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą yra įtvirtinta ir nurodyta tokia tvarka, kaip bus prižiūrimi ir administruojami gamybos įrenginiai, kaip bus paskirstomas pajamos gautos vykdant šią veiklą. Ir tiek. Taip pat taryba vertina steigimo dokumentus, ar jie yra užregistruoti registrų centre, nes jie turi būti užregistruoti registrų centre. Taip pat pateikta dalyvių sąrašą gyvenantiems ar veikiantiems apskrityje, kurioje planuojama statyti ir įrengti energijos išteklių objektą. Sprendimų priėmimo tvarka yra tokia, tai yra, ar yra veiklos dokumentuose nurodyta tvarka, kaip bus realizuojama elektros energija, kaip bus prižiūrimi ir administruoja elektros gamybos įrenginiai, kaip bus paskirstomos pajamos gautos vykdant elektros energijos gamybos veiklą. Dabar jau ir kitas pobūdis piliečių energetikos bendrija. Tai bendrija, kur irgi atitinka elektros energetikos jau įstatymę nustatytus reikalavimus ir suteiktas statusas. Statusą, kaip ir minėjau, suteikia taryba. Piliečių energetikos bendrijos statusas, dar prieš tai bendrija gali būti tai viešoji įstaiga, asociacija, daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kitos teisinės formos juridiniai asmenys, kurie pagal teisinę formą reglamentuojančius įstatymus yra pelno nesiekiantis asmenys. Tai piliečių energetikos bendrijos statusas suteikiamas ir gali ją įsigyti. Tai, kaip ir minėjau, turi pateikti nustatytos formos prašymą. Tas prašymo forma yra nustatyta tarybos tvarkoje, kurią irgi matote skaidrėje. Taip pat steigimo sutartį ar įstatus ar kitus steigimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta tvarka, kaip bus realizuojama pagaminta elektros energija, kaip bus prižiūrimi administruojami elektros energijos gamybos įrenginiai, kaip bus paskirstomos pajamos gautos vykdant elektros energijos gamybos veiklą. Ir ką labai turi atkreipti dėmesį, kad ir ką daugiausia susiduriam dėl tokių pateikimų ir grįžta atgal ūkio subjektui, įstatuose privalo būti nurodytas pagrindinis tikslas, tai yra teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalininkams, nariams ar dalyviams, ar tą naudą teikti vietose, kuriuose įvykdo veiklą ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas. Šie statusai, manau, anksčiau paminėti statusai tiek PEBO, tiek AEBO statusas suteikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamų dokumentų pateikimo taryboje dienos. Ir tai dažniausiai kokios klaidos, aš tiesiog pabaigsiu savo prezentaciją, tai kokios didžiausios klaidos, tai ką ir minėjau, ūkio subjektui grįžtam, kai nėra aiškiai nurodytose nuostatose, įmonės įstatuose pagrindinis veiklos tikslas. Tai dažniausiai įvertinam ir tada jau per 30 dienų prašom ūkio subjekto pateikti reikiamus dokumentus, tinkamus dokumentus. Tai tiek, lauksiu klausimų arba kažką, jeigu paaiškinimų. Čia Ramunė ir gerbiamas Andrius Karazinas, Lietuvos Saulės asociacijos vadovas. Sveiki, labai ačiū už pakvietimą, už renginį. Ačiū, Agnė, už pristatymą. Aš tokią seną vieną problemą gal
labiau ne klausimą norėčiau pakelt. Dabar jūs, gerbiama Ramūnė, paminėjot, kad įstatuose turi būti veiklos tikslas nurodytas, bet pagal įstatymus, ten dabar tiksliai ten tų punktų nepamenu, taip pat turi būti nurodomas tvarka įstatuose, kokiu būdu įrenginiai yra priskiriami dalininkams, tai vienas dalykas, antras dalykas tvarka, kuria yra ta elektrinė turima prižiūrima. Ir čia mes susiduriam su tokia situacija, kad kažkada iš tikrųjų prašėm registrų centro ir dabar registruojant elektroniniu būdu įstatus leidžia pasirinkti tokį veiklos tikslą, kaip nurodyta PEBams, AEBams. Deja, pasirinkti tipinių įstatų, kuriuose būtų numatyta ir tvarka dėl priskirimo arba dėl techninės priežiūros ten nėra. Ir gaunasi, kad tada tu steigi tą VŠI, tada vis tiek turi keliauti pas notarą, kadangi įstatai yra nestandartiniai. Tai aš tokį, tik tai pasiūlymą, gal kvietimą, kažkaip reiktų šitą, išspręsti. Mes esam valstybė jau senai ir tai arba tie turėtų būti tipiniai įstatai būtent PEBams, AEBams kažkokie gal sudėlioti ir galimybę juos pasirinkti registrų centre, arba tada tiesiog panaikintą reikalavimą būtinai įstatuose numatyti tas tvarkas. Ten tiesiog dalininkų susirinkimas ir taip gali prabalsuoti už tipinės sąlygas, tengi nieks netrukdo, kaip prisiskirti arba kaip ten prisižiūrėti. Dalininkai yra savininkai viso šito. Tai, vienaip arba kažkaip kitaip. Tai tokia būtų refleksija. Ačiū. Ačiū labai, Andriau, jums. Taip, mes šitą klausimą tikrai žinom ir buvom kreipęsi ir registrų centrą dėl to, esmė to, kad tas tikslas būtų atsiradę, kad tiesiog reikėtų, kaip ką jūs minit, pažymėti, ar ne, tą paukštelį pažymėti ir jis kaip čia papultų į įstatus ir taip toliau, bet suprantam, kad žinom šitą problemą, bet turbūt gal reikėtų kreiptis ir į energetikos ministeriją, nes reikalavimai tokie yra įstatyme. Tai kaip sukonfigūruoti ir kaip, kad atsidurtų registrų centre tipiniai tie nuostatai, įstatai, tai tikrai reikėtų turbūt, kaip čia su ministerija bendradarbiaujant ir ieškoti sprendimų, kaip atsirastų tokie tipiniai. Tai mes šitą žinom, ar tikrai taip. Bet jeigu kartu paprašytume ministerijos, tai gal būtų, kaip čia pasakyti. Tikrai taip, tai žinoma, man atrodo, kad yra ir ministerijos atstovai mūsų sutikime, tai tikrai jie girdi šitą ir man atrodo, kad jau žinomas yra ne tik iš jūsų, Andriau, šitas pastebėjimas toks. Taip, tą suprantam, tikrai žinom ir susėdę prie bendro stalo turbūt reikėtų eiti jau į tikslą ir įvardinti visą tai. Taip, klausau dabar toliau. Prašom, Gediminas Sonaitis, ir aš tik informuosiu, kad ministerijos atstovai, konkrečiai kolegė Brigita, jinai, jeigu turės galimybių, prisijungs jau mūsų susitikimo pabaigoje ir atsakys į klausimus. Jeigu tokios galimybės ir nebūtų, tai tikrai mes perduosim klausimais jūsų užduotus ar pasiūlymus ir lygiai taip pat, kaip jau ir sakiau, pasidalinsime ir atsakymais, kuriuos gavome prieš tai. Tai prašom, Gediminai, vėliau Domantai ir jau po Domantą aš pakviesiu ESO atstovę Eglę padaryti pristatymą ir tuomet, jeigu dar bus klausimų, tuo pačiu irgi galėsim užduoti. Tai prašom, Gediminai. Labą dieną, ačiū. Aš čia dėl tų pačių įstatų ir jų keitimų iš tipinio, tai šiaip taip kaip yra parašyta įstatyme, man atrodo, tų tipinių įstatų net nereikėtų keisti, jeigu tiesiog būtų siekiama ne kad būtų perkeltas žodis į žodį, ta formuluotė įstatymų, o kad tipiniai įstatai atitinka esmę tos formuluotės. Tai aš nežinau, kodėl yra reikalavima perkelti būtinai žodis į žodį to viso maldelės, nes ten atitikti tos, nebeatsimenu, kaip jie ten tiksliai yra įvardinti, bet tie aplinkosauginiai ir dar kažkokie tie socialiniai reikalavimai, tai kai pasiėmė tipinius įstatus, tai juos
ta esmė jinai yra. Tai jeigu nereikėtų žiūrėti ne į esmę, tai vien į esmę, tai manau net nereikėtų keisti įstatą. Ačiū. Ačiū labai, Gediminai. Taip, mes žinom ir dėl to buvom pasikreipę, kad nebūtų tokio interpretavimo, nes kaip čia, kolegos vertina ar ne jūsų ūkio subjekto pateiktus dokumentus, ar tai yra interpretavimo klausimas, ar tai bus jūsų nuostatose tam tikra funkcija priskirta prie visuomeninės kažkokios naudos ar taip toliau. Buvom pasikreipę į ministeriją, gavom ministerijos išaiškinimą, kad ta nuostata, kokia yra įstatymė, jinai turi būti tokia, kokia yra ir atspindėti įstatuose įmonės. Tai aš labai atsiprašau, Gediminai, tikrai galėtumėm interpretuoti, kad galbūt jūs aplinkosauginiams atitinkat kažkokius reikalavimus ar taip toliau, bet yra taip, kaip yra. Tai su ministerija turbūt reikėtų kalbėtis irgi kaip įstatymo rengėjai, tai dėl kažkokio tai patikslinimo. Ačiū, Ramunė, prašom, Domantai, ir Gediminai tikrai informuoju, kad net šiandien kalbėjome su ministerijos atstovais būtinybę žiūrėti ne taip formalistiškai, tai jie tikrai šį klausimą žino. Prašom, Domantai. Jo, tai reikalavimas turėti tam tikrą tikslą apibrėžtą, jisai pilnumoje tas suprantamas, bet jau prieš gerus 1,5 metų buvo tas pakeitimas, kad pelno nesiekiančio juridinio asmens siekiančio įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos klausimą veiklos dokumente nurodoma tvarka, tai kurie priimami sprendimai dėl pagamintos energijos realizavimo, dėl energijos gamybos įrenginių administravimo ir priežiūros ir pajamų gautų vykdant energijos gamybos veiklą paskirstyme. Tai čia yra kaip ir, sakykim, tas toks paaiškinimas, kodėl AEBas gali ne įstatuose, o būtent dalininkų susirinkime veiklos dokumentuose tą pasitvirtinti. Tai aš tą atkreipčiau dėmesį. Ačiū. Ačiū. Ir Andrius dar. Ir kaip ir minėjau, po Andriaus šiek tiek stabdome klausimus atsakymus ir pakviesime ESO atstovus pristatyti. Prašom, Andriau. Jo, aš dar labai prisiminiau, ačiū labai. Tiesiog yra tokia rūšis bendrijų, kurios labai lengvai galėtų pavirsti PEBais, EBais, tai yra daugiabučių bendrijos. Bet būtent įstatų keitimas toks yra vienas iš slenkščių gal didesnių, nes jis labai ilgai užtrunka. Ir ten žmonės reikia surinkti susirinkimus ten. Tai čia galbūt irgi, tiesiog irgi kviečiu pagalvoti, gal kažkokia išeitis yra įmanoma, aš nežinau. Gal iškart į tipinius namų bendrijos įstatus įtraukti, kad tikslas toks irgi galėtų būti gretutinis kažkoks ar panašiai. Tai tiek ačiū. Ačiū, fiksuojame jūsų pasiūlymą ir tuomet kviečiu energijos skirstymo operatoriaus inovacijų ir paslaugų plėtros departamento paslaugų plėtros vadovę Eglę Drungienę pasidalinti aktualiausią informaciją, kokią matytumėte iš ESO pusės. Tai to jau tada pasidalinsiu ekranu, trumpai gavusi minutėlę. Trumpai, kad labai neužgaišinti visko, ką mes pasidarėm, ta prasme, šitoje tematikoje, kaip ponia Ramunė pristatė, ar ne, kiek mes turim statusą gavusių tų atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetinių bendrijų, tai mes iš tinklų operatoriaus pusės šiek tiek pasianalizavom tuos atvejus, pasižiūrėti, kaip iš tiesų kaip toliau juda tie procesai, kiek realiai, kaip sekasi dabar tom bendrijom. Tai pradžiai galbūt tokia šiek tiek, ta prasme, tai šiek tiek statistikos tokios, kaip gal turime. Tai kalbant apie atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas, kaip matom, jos dėl tam tikrų specifinių reglamentavimo nuostatų, jos yra mažiau populiari forma. Šiai dienai pasirenka, kaip jau minėjo ponia Ramunė, mes turim 7 tokius juridinius asmenis gavusius tokį statusą, ar ne, tai pasianalizavus juos, kokia dabar stadija yra, kaip jiems sekasi, ar kaip juda tokie AIBai, ar ne, tai iš esmės matom, kad du iš jų yra stadijoje, kada yra išduotos išankstinės prijungimo sąlygos.
du jau pasiekę yra, kada yra išduotos prijungimo sąlygos, ar ne, tai jau tas techninės sąlygos. Ir 3 atvejais mes matome, kad šie juridiniai asmenys vis tik tai yra pakeitę veiklos pobūdį, pasirinkę kitą rinkos dalyvio statusą, tai yra perėję į gaminančio vartotojo schemą. Tai išduotos išankstinės prijungimo sąlygos ar išduotos prijungimo sąlygos, čia aišku priklauso ir nuo proceso, nes, kaip žinia, atsinaujinančių išteklių energijos bendrija ir piliečių energetinė bendrija gali veikti keliais būdais, kaip gamintojas parduodantis elektros energiją, kaip tiekėjas savo nariam ir kaip parko nutolusiam gaminantiem vartotojam vystytojas. Ir priklausomai nuo to, kokią veiklą norima užsiimti ir kokio dydžio elektrinę statyti, tam tikrais atvejais yra privaloma gauti išankstinės prijungimo sąlygas, tik tai vėliau techninės sąlygos išduodamos. Kitais atvejais išankstinių prijungimo sąlygų nereikia. Dėl to šiai dienai negalime atsakyti, ar tos bendrijos, kurios yra etape išankstinių prijungimo sąlygų jau gavusios, ar prijungimo sąlygos, ar jos tikrai užbaigs tos procesus ir judės iki galo, ar ne, nes ten yra matomi ir, sakykime, tolesni įvairūs reikalavimai, galimybės techninės prijungti įrangą ir panašiai. Šiaip įdomų modelį pasižiūrėjom ir kokio dydžio tos elektrinės yra planuojama statyti, ar ne, kokie yra lūkesčiai, tai tikrai svyravimas yra labai didelis. Matom, kad prašoma leistina generuoti galias svyruoja nuo 10 kW iki 500 kW, tai elektrinės yra ir tikrai mažas, matyt mažesnės apimties bendrijom ir tikrai pakankamai didelės. Taip pat yra ir su įrengtaja galia, pati įrengtoji galia irgi yra stipriai svyruojanti, tai yra nuo 15 kW iki 500 kW. Ir kaip jau minėjau, tiek AIB-ai, tiek PEB-ai gali veikti keliais skirtingais būdais, tačiau 50% ESO pasikreipusių būtent dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos jau veiklos, jie nurodo, kad jie renkasi parko nutolusiams gaminantiems vartotojams veiklos modelį, likę jungiasi tiesiog kaip gamintojai, tai čia jau tada jau reiktų žiūrėti tiksliau matyti pačius įstatus, ko ESO nekontroliuoja, ar jie ketina veikti vėliau kaip tiekėjai savo nariam, ar tiesiog parduoti elektros energiją ir gautas lėšas naudoti socialiniai visuomeniai gerovai. PEB-ų, kaip žinia, jau yra statusą gavusių daugiau, tai yra gerokai daugiau, tai yra 52 juridiniai asmenys yra gavę statusą piliečių energetinės bendrijos ir šiuo atveju mes matome pas save, kad jau 2 iš jų jau yra užbaigę pilnai prijungimo procesus, vadinasi, tikėtina, kad jau vykdo veiklą. 6 iš tų statusus gavusius dar net nėra pasikreipę į ESO, bet jau pas mus sistemoje informacijos apie tokius nėra. Taip pat yra, kai kas yra tik paraiškos etape, didžioji dauguma yra etape, kada yra išduotos išankstinės prijungimo sąlygos. Čia irgi gali būti tas skaičius toks didelis, jisai irgi nebūtinai reiškia, kad toliau judės jie iki užbaigimo, nes, kaip minėjau, išankstinėse prijungimo sąlygose pasimato ir visi reikalavimai dėl tinklo plėtros, jeigu iš tiesų reikalinga tinklo plėtra, neretai, sakykime, galbūt yra priimamas sprendimas nejudėti toliau tuo klausimu, tačiau pas mus sistemose jie, sakykime, yra tokiame etape. Ir taip pat yra vienas jau matome, kad vykdoma ranga, tai tikimasi, kad jau irgi greitai pradės veikti kaip bendrija. Ir taip pat turime atvejų, kai yra pakeistas veiklos pobūdis, pasirinktas kitas veiklos pobūdis, tai yra gaminantis vartotojas.
Su PEB-u, tikėtina, kad dėl to, kas gali būti nariai ir kokio dydžio, tai gali būti tokia bendryje, piliečių energetinė bendryje, jau tiek leistina, tiek įrentoji galia sviruoja dar ženkliau. Tai yra, mes matome, kad mažiausia prašoma leistina generuoti galia yra 8 kW, tačiau taip pat turime ir prašymą dėl 3 MW elektrinės. Vidutiniškai yra prašoma, tas svyravimas tikrai yra pakankamai didelis, bet jeigu taip vidutiniškai įsiskaičiuoti, tai apie biškį mažiau nei 300 kW neprašoma leistinusios generuoti galios ir atitinkamai su įrengtąja galia. Ir kadangi tų piliečių energetinės bendrijos statusą turinčių juridinių asmenų yra gerokai daugiau, čia labiausiai ir atsispindi kokį veiklos pobūdį dauguma jų renkasi, tai 78% iš jų renkasi būtent parko nutolusiems gaminantiems vartotojams veiklos modelį. Čia galima daryti prielaidą, kad tikėtina dėl labiausiai patiriamos naudos ir paprasčiausio galbūt veiklos valdymo ir administravimo. Taip pat pasižiūrėjome, šiek tiek pasiaiškinama ir su kokiais kažkokiais neiškumais ar klausimais susiduria ar ne tiek AIBų, tiek PEBų steigėjai, į ESO pasikreipę. Tai pačioje pradžioje tikrai labiausiai buvo galbūt vyraujantis klausimas ir neiškumas dėl paties veiklos modelio. Labai dažnai būdavo toks nurodomas tikslas, kad tiesiog savo poreikių tenkinimui, šiek tiek dėl tam tikro neiškumo, kaip ta elektrinė veiks, ar ne, nes tas būdavo lūkestis, kad veiks tiesiog kaip gaminantis vartotojas, kuris įsidalina savo objektam galbūt ten tą elektrinę ar kažkaip, tai čia tada tekdavo, irgi konsultuodavo ir mūsų kolegos, tai dėl to ir atsirado tie atvejai, kada yra pakeičiamas veiklos pobūdis, supratus, kad ne tokia veiklos schema AIBam ar PEBam analogiška kaip gaminantiem vartotojam nėra taikoma, ar ne. Tačiau dabar jau kažkokių tokių klausimų panašių nebėra, tikrai matosi, kad yra, bent jau tie, kas kreipiasi į ESO, yra tikrai didesnis aiškumas ir, kaip minėjau, dažniausiai renkamasis parko modelis. Paskutiniuoju metu galbūt šiek tiek daugiau sulaukėme tokių užklausų ar gal nepasitenkinimų iš piliečių energetinės bendrijų, jų atveju, kadangi pagal visus prijungimo procesus, tiek AIBai, tiek PEBai yra jungiami kaip gamintojai ir, kaip jau minėjau, tam tikrais atvejais yra privalomas išankstinės prijungimo sąlygos, pavyzdžiui, jeigu renkamasis tas būtent parko nutolusiam gaminantiem vartotojam modelis arba jeigu elektrinė yra įrengiama didelė, tai reikalingos tos išankstinės sąlygos ir kyla neiškumų dėl to, kad su išankstinėmis prijungimo sąlygomis nėra rezervuojamos galios, tai yra tiesiog įsivertinimui, kokie yra tinklo pralaidumai, kokios yra galimybės ir tik tai jau su pačiomis techninėmis sąlygomis yra rezervuojami tie pralaidumai bendrijoms, toks yra teisinis reguliavimas, kaip ir kitiem rinkos dalyviam. Tačiau nuo praėjusių metų rudens yra pritaikyta išimtis atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, eksploatuojančioms elektrinės nuo 100 kW. Tai joms pralaidumai yra rezervuojami jau su išankstinėmis sąlygomis. Tai čia matyti ir susidaro tas toks neaiškumas, kad kai kreipiamasi yra piliečių energetinės bendrijos, tada jiems yra nerezervuojami, dar tik tai su techninėmis sąlygomis rezervuojami pralaidumai, o AIBam jau su išankstinėmis. Tai daugiau kažkokių tai kitų klausimų ar nusiskundimų kaip ir nėra.
pagal tos techninės pralaidumų klausimai, ta prasme, ar galima įsisteigti norimą tokią elektrinę ar ne, tai jie yra atvaizduojami pas mus ESO tinklalapyje laisvų galių žemėlapyje, ten matosi Litgrido ruožų pralaidumai. Dabar kaip tik yra peržiūrėtas vyriausybės nutarimas, kuris išskaido tuos laisvus pralaidumus per ruožus ir tam tikrom prioritetiniam grupėm. Ir nuo rugpjūčio 1 dienos jau galios naujai skaidyti duomenys, bet visa ta informacija yra ESO LT žemėlapyje pavaizduota ir galima pasivertinti, ar tame ruože, kuriame yra planuojama statyti AIBO ar PEBO elektrinę, ar ten yra tų laisvų pralaidumų be balansinio apribojimo, ar nėra. Tai nežinau, tiek iš mano pusės trumpai apie kokią tą dabartinė situacija yra su AIBais ir PEBais. Ačiū labai, Egle. Ar turėtumėte klausimų ESO atstoviai Eglei? Taip, prašome, Gediminai. Dėkui. Tai turim konkretų atvejį, kur svarstom. Tai pati bendrija ir bendrijos vienas iš vartotojų, narių, fiziškai yra toje pačioje vietoje. Dabar bendrija, bet kuriuo atveju jinai turi turėti atskirą įvadą ir tą elektrą generuoti. Tada tas vartotojas, jisai tą elektrą vartoja kaip nutolęs vartotojas. Bet fiziškai yra toje pačioje vietoje. Ar įmanoma pasirinkti kažkokį kitokį modelį, kad tas vartotojas tą elektrą galėtų vartoti tiesiogiai, neapkraudamas nei tinklų ir aišku, nemokėdamas už tos tinklus? Iš esmės tai tikriausiai tokio modelio, kad naudą patirtų vartotojas, ar ne, kad liktų objekto savininkas pats vartotojas, o elektrinė jo vidaus tinkle būtų prijungta bendrijos, tai tokio šiuo metu modelio nėra, nes kadangi elektrinė turi būti to juridinio asmens, jis turi būti objekto valdytojas, kuris gauna tą statusą, tai šiuo atveju jo tik reikia atskiro įvado daryti. Kombinuotos kažkokios tokios schemos, kad dalinai gaminantis vartotojas, dalinai bendrija, tokio modelio šiuo metu tikrai teisiškai nėra. Aišku, sakykime, tada kitas klausimas kyla, ar tas narys norėtų tą objektą perrašyti ar ne bendrijoje tam juridiniam asmeniui, tada būtų įjungta ta elektrinė, bet tada irgi tik tai momentinis suvartojimas naudotųsi, nes pačiam savo prisiskirti galios iš parko irgi negali. Čia vėlgi reikia žiūrėti, kuris. Persirašyti gal ir nebūtų problema, ta prasme, ir ten suvartoti galėtų iš karto, tik tai klausimas, ar gali perrašyti tą įvadą. Ir dar vieną. Tai mano žiniomis, kad kaip ir galima daryti ir į tą įvadą, ta prasme, tada būtų tas momentinis suvartojimas atsirastų, ar ne, jeigu tas įvado savininkas yra tas pats juridinis asmuo. Ir momentiškai tada nėra, kiek žinau, draudimo į vidaus tinklą jungti bendrijos elektrinės, tiesiog apskaitos prasme, tam pačiam objektui jūs negalit priskirti parko dalies. Nes, Aš dabar bandau prisitikslinti, ar tai reiškia, kad tokiu atveju turi dabartinis vartotojas, gamykla, perrašyti savo įvadą bendrijai, ar tiesiog į gamyklos įvadą įjungiama yra bendrijos elektrinė? Objekto sutartį turi turėti tas juridinis asmuo, turi būti savininkas, objekto to, į kurį yra statoma elektrinė, savininkas turi būti juridinis asmuo, kuris gauna statusą bendrijos.
Tai bendrija turi būti objekto Taip, savininkas, reiškia, supratau, nes reiškia, ją yra bet tas tuo atveju, va čia toks jau tada irgi jums labai klausimas, nes tai yra gamykla, jie reikia daug elektros papildomai pirkti, ar bendrijos statusą turintis objektas gali turėti, tarkim, 100 kW įvadą vartojimui? Apribojimų tokių nėra, kad, sakykime, bent jau mano žiniomis, kol kas kiek įsivaizduoju teisinių apribojimų turėti įvadą kažkokį, tai nėra. Nes tai kai kuriuose langeliuose yra tas apribojimas. O čia gal reikėtų čia iš tikrųjų iš to viešo nueiti, bet o gal su kažkuo tai galima būtų pabandyti su šitą klausimą išspręsti, tik tai kažkokio kontakto. Šiaip tai būtų įdomu tiesiog pasinagrinėti po tokį atvejį, kokie galimi būtų sprendimai, tai tikrai, tai nežinau, galite tada ar per Lėją parašyti, nežinau, kad ir man, aš paskui tada su kolegomis pasiderintumėm, kokios šitos yra ir techninės galimybės, ir teisinės, aišku, reikia žiūrėtis. Bet jo, pasinagrinėjimui būtų įdomu šitas variantas. Nes bent jau teisiškai kol kas nematau, kad būtų kažkoks prieštaravimas dėl vartojimo įvado didelio turėjimo. Nes čia tokie tie praktiniai klausimai, jie iš tikrųjų labai dažnai būna, tas slengstis tarp daryti, nedaryti tokį dalyką. Ir esam turėję netgi atveju irgi, kai tas pats, ten buvo net ne gamykla, o ne pelno siekianti organizacija, religinė organizacija, kuri iš esmės pati galėtų tapti bendrija, bet vėl, kaip jai vartoti, tokie viskas yra labai labai sudėtingas toksai. Tai aš paprašysiu Lėjos tada jūsų kontakto ir pabandysiu brūkštinti jums, gerai? Ačiū. Taip, ačiū. Tai gal Gediminai netgi parašykite mums, mes papildysime mūsų dabar gautų klausimų atsakymų sąrašą, nes galbūt jūsų klausimai ir eso atsakymai bus aktualūs ne tik jums, bet ir kitiems. Ir dar suteikiu žodį užklausti eso atstovės Eglės dar vienam Gediminui Lankevičiui ir po to sutarkime, kad jau pakviesime pristatyti tas atstovą Luką. Tai prašom, Gediminai. Labą dieną, iš Kauno miesto savivaldybės. Norėčiau paklausti irgi labai aktualų klausimą, kur ką tik jūs nagrinėjat. Jeigu mes turime jau ant kitų mūsų įstaigų tenai didelę dalį elektrinių pastatytų ir jos priklauso pagal statusą mokykloms, darželiams. Jeigu steigtumėm bendriją, tai mes jas irgi turėtumėm persirašyti visas į vieną krūvą, kad ir jos taptų bendrijos nuosavybė. Jeigu jūs sako, tai turi būti jeigu bendrijos. Jeigu senas elektrinės norėtumėm. Taip, jūs tada turėtumėt, nes tikėtina, kad dabar tos mokyklos tikriausiai veikia gaminančio vartotojo, matyti, modeliu. Ir mes norėtumėm, kad jos liktų tokiu. Tai tada, ta prasme, gaminantis vartotojas, jisai savom reikmėm tik tai gamina. Vadinasi, mokykla, jos, nežinau, galėtų skirti tą objektą tik tai kitiems savo, tą elektrinę tik kitiems savo objektams. Taip. Tai jeigu jūs norite tas elektrinės pervesti jūs norite jas eksploatuoti kaip atsinaujinančių ar ten piliečių energetinės bendrijos elektrinės, tai jos ir turi būti to subjekto, kuris yra ta bendrija nuosavybė, bet tada jau nebėra gaminančio vartotojo statusų, ne? Tada jau yra pasirenkamas kitas. Tai irgi iškyla ta pati problema, kam mums ta bendrija, jeigu mes prarasimėm didelį kiekį elektros energijos, kaip sakant, momentinės. Kaip čia jau taip reikia vertintis, kas yra, šiaip jeigu taip paprastai žiūrėti, bendrijos pagrindinis, kas ir užsienyje yra, ir pagrindinis dalykas yra tas, kad aš neturiu galimybių pas save pasistatyti elektrinės, kaimynas neturi, bet kažkur turim sklypą, paėmėm, pasistatėm elektrinę bendrai. Lietuvoje pas mus šitas modelis yra labai, taip kaip veikia užsienyje energetinės bendrijos, yra labai artima mūsų parkam nutolusiam gaminantiem vartotojam, tiesiog pati apskaita iš tos vykdoma kitaip. Tai naujiems objektams, kur neįmanoma pasistatyti patiems saviem. Iš esmės taip. Tie seni objektai jau kaip ir būtų atskiri ir negalėtų būti bendrijos dalimi. Nes pavyzdžiui,
Jeigu steigtumėm bendriją, norėtumėm, kad ir kitus mūsų objektus prižiūrėtų ta bendrija, nu, kaip sakant. Tai viskas, ta prasme, tvarkoj, kaip objektai patys, jie gali būti nariai ir jie pats narys, jisai nepraranda gaminančio vartotojo teisių. Pavyzdžiui, aš galiu būti bendrijos narė, turėdama savo elektrinę ant stogo ir būdama gaminanti vartotoją ir dar turėti iš elektrinės, bendrijos elektrinės prisiskirtą dalį kažkokio kaip iš parko, ar ne? Nes aš su kitais kaimynais, nežinau, ar kažko pasidariau bendrį. Esmė yra ta, kad jeigu aš su savo tais kaimynais sutariu, kad mano turima elektrinė yra perduodama bendrijai ir tai yra bendrijos nauda ir visi mes iš jos imsime naudą, tai aš jau nebesu gaminantis vartotojas toje, nu, ta prasme, toks pat, koks buvau, aš tiesiog iš tos elektrinės gaunu, aš ją atiduodu bendrijai ir nu, perleidžiu ten su sutartom sąlygom ir tada tiesiog imu dalį kaip iš parko iš tos bendrijos. Tai va čia yra. Bet jeigu ji pati mokykla turi elektrinę ir jinai nori savo ją pasilikti, bet nori dar iš bendrijos gauti papildomai, tai čia prieštaravimų nu, neturi būti šitame. Supratau. O jeigu dar, nu, pavyzdžiui, kokios objektas turės savo elektrinę ir dar norėtų iš kokio parko gauti papildomai elektros kiekio, reikia naujo įvado dar ar į tą patį? Ne, iš nutolusio parko jums nereikia keisti nieko tame, ta prasme, jūs galite prisiskirti, galite iš kelių parkų prisiskirti, galite turėti savo vidaus tinkle ir iš kelių parkų, iš vieno ir taip toliau. Dėkui. Ačiū labai dar kartą esu atstoviai Egliai ir tuomet tikrai labai aktualus klausimas apie šiuo metu dar teikiamą valstybės paramą, tai pakviesiu Iltės vyriausiai finansavimo projektų vadovą Luką Čiginską pristatyti apie tai, kokį finansavimą dar galima gauti bendrijų veiklai finansuoti, ką jau matote iš pirmųjų pamokų, ko nereikėtų kartoti tiems, kas dar apie kreipimąsi į jūs galvoja. Tai prašom, Lukai, ir kaip ir minėjome, iš karto atsakykite į tuos klausimus, kuriuos gavome iš anksto ir kurie būtent buvo skirti jums. Tai prašau. Sveiki dar kartą. Tai gal pabrėšiu tą dalyką, kad Iltė yra finansuojama, bendrijos finansuojamos tik tai savivaldybėms. Savivaldybių įstaigoms, savivaldybių įmonėms, savivaldybių valdomoms įmonėms. Tai nėra kaip lėjos priemonė ar dar kažkas, nes atsimenu, kaip minėjote, prieš porą metų, tarkim, buvo tas toksai nesusišnekėjimas, ką mes finansuojame. Tai būtent mes finansuojame ir skatiname steigti energetinės bendrijas, kurių gamybiniai tie pajėgumai, galios būtų dalinamos dalyviams, būtent įmonėms, įstaigoms ir būtent kita dalis nepriteklių patirintiems gyventojams. Tai mūsų priemonė skirta valstybinio biudžeto lėšos vėlgi 206,6 milijono eurų, iš kurių tie 3 milijonai būtent skirti dotacija techniniai pagalbai, kur dotacija yra 100 000 ir kiekvienam projektui ir finansuojama 100% ta dotacija. Tai ką mes finansuojame, tai mes finansuojame būtent elektrinės statybą, elektrinės įrengimus ir nutolusius elektrinės įsigijimus. Tai jeigu neklaidina čia paveiksliukai, tai ir saulės, ir vėjo būtent elektrinės finansuojame, tai vėlgi metinių palūkanų norma pas mus yra marža 1% plus euriboras 6 mėnesių, bet lubos uždėtos, kad negali viršyti daugiau negu 3%. Maksimali paskolos suma, trukmė, 15 metų. Kas įsipareigojimai kokie, tai įsipareigojimas pagrindinis turbūt, kad skurdo energetiniai nepriteklių patirintiems asmenims turi būti perduota ne mažiau 1 kW elektrinės ir ne mažiau nuo visos elektrinės galios 30% atiduota. Tai dotacija būtent ir
dotacijos dydis ir priklauso nuo įrengtos ar įsigytos elektrinės galios dalies paskirstymų. Tai kuo daugiau atiduodama nepriteklių patirintiems asmenims, tuo didesnė dotacijos dalis gaunama savivaldybės įkurtai bendrijai. Kas iš bendro finansavimo sąlygų, tai turbūt paminėsim, kad jeigu jūs teigiate pas mus atsinaujinančių energetikos bendriją, tai būtent jungiamas dažniausiai savivaldybės ir savivaldybių įstaigos, jeigu piliečių energetikos bendrijas, tai jungiamasi ir savivaldybės įmonės, ir savivaldybės valdomos įmonės, ir savivaldybės įstaigos. Tai didesnė apimtimi, bet dotacijos dalis iki 45% piliečių energetikos bendrijų. Ir atsinaujinančių ir piliečių bendrijose turi būti ta dalis nepasiturintiem galios atiduota bet kokiu atveju ne mažiau negu 30% ir ne mažiau kaip 1 kW saulei ir 0,5 kW vėjo elektrinės galios. Kas dar, kad paskolą suteikėme galimas avansas iki 30% projekto vertės, didžiausia paskolos suma tikrai nėra ribojama, nebent tai yra valstybės pagalba, tai iki 30 milijonų didžiausia galima valstybės pagalbos suma. Paskolos užtikrinimo priemonių, ko mes prašome, tai elektrinės įkeitimo ilte naudai, kol paskola yra gražinama arba kitais priimtinais priimtinu ilgaverčiu ilgalaikiu turtu. Paskolos išmokėjimas iki 48 mėnesių ir projektas tas nėra toksai apribojimas labai stipriai, tai jeigu jūs perkate nutolusią elektrinę, tai tikrai tikėtina, kad per 4 metus tikrai įsigysite, jeigu ir įsigysite saulės gal su vėjo, šiek tiek, kaip mes pastebėjome, daugiau užtrunka laiko visą parką išvystyti. Ką yra dar paminėti, kad mes finansuojame tik tai visą, jeigu jūs perkate nutolusią elektrinę, tai yra visa elektrinė, negali būti dalis perkamos elektrinės. Dėl sutarties sudaromos, kol priemonė yra paskolos skirtų lėšų, tai reiškia neapribojimų pas mus kažkokio laikotarpiu, kada mes galėtume suteikti paskolą, dotaciją ar priimti paraiškas. Kol yra pinigų, tol mes priimam paraiškas ir duodamės. Dėl, kaip ir minėjau, kad 1 kW saulės elektrinės ir 0,5 kW vėjo elektrinės neatlygintinai turi būti perduota galios energetinį nepriteklių patirintiems asmenims. Ir dar viena yra sąlyga, kad kartą per metus privaloma peržiūrėti sąrašą ir pateikti iltį. Yra toksai niuansas, kad jeigu jūs po 5 metų po pastatytos elektrinės, įsigtos elektrinės grąžinate paskolą, jūs bendrija gali priimti sprendimą, kad visą galią dalintis bendrijos viduje, o ne energetinį nepriteklių patirintiems asmenims atiduoti, bet po 5 metų. Išlaikyti reikia 5 metus. Įranga privalo atitikti ES reikalavimus, standartus ir bet kokiu atveju prieš porą metų buvo daug diskusijų, bet energetikos bendrija gali steigti kelios savivaldybės, tai reiškia apsijungusios, gali nusimatyti vieną sklypą, statyti arba pirkti nutolusią elektrinę. Dėl techninės pagalbos, tai techninė pagalba yra dėl techninės pagalbos, tai paraiškas mes priimame tik tada, kai jau įstaiga yra įregistruotas juridinis asmuo, tai viešoji įstaiga arba asociacija. Ir būtent visos techninės pagalbos tos teikiamos naudos yra aprašytos aprašo priede 3. Ir galima tiesiog pasiskaityti ir pasižiūrėti, nes tikrai nuo rangos pirkimų dokumentų parengimo iki paraiškos parengimo, verslo plano sudarimo, kaštų naudos analizės ir daug kitų viešųjų pirkimų specialistų, teisininkų
pasinaudojimo, kur viskas apmokama 100% iki 100 000, jeigu projektas įgyvendinamas. Jei galite teikti paraišką iki 25 000, tai įeis verslo planas, kaštų naudos analizė, konsultacijos, kur tai yra negrąžinama, jeigu jūs apsisprendėte vėliau nepasirinkti šito kelio, bendrijos steigimo arba nedaryti šito projekto, tai 25 000 taip ir lieka. Viskas, bet kas viršė dotacijos dalį, turi būti grąžinta virš 25 000. Ir turbūt, kad tiek, kad visa informacija pas mus yra tinklalapyje. Kiek mes gavome, tai šiek tiek buvo užklausimų dėl būtent iltės dalyvavimo. Tai vienas iš klausimų buvo, ar atsiperka ir kokia grąžos norma skaičiuojant. Tai yra, atsipirkti tikrai atsiperka, kokią normą skaičiuojant, tai labai priklauso, kiek pajungiama bus nepriteklių patirinčių asmenų, ar statoma, ar perkama nuotoliu. Tai yra skaičiavimai ir paskaičiuojama, kaip sakoma, kiekvienam individualiai ir iš kaštų naudos analizės, iš verslo plano matosi tas atsiperkamumas visą laiką, tai siūlau pasinaudoti. Dar vienas klausimas buvo, ar 26 metais numatoma saulės elektrinių steigimas, įrengimas saulės elektrinių sausumoje 2026 metais. Tai pas mus, kaip ir minėjau, yra 260 milijonai kol kas skirta finansavimui ir tokio apribojimo, kad iki kada turi būti šie pinigai panaudoti, nėra. Sutartys sudaromos, kol priemonė įgyveninti yra pinigų, tai būtų atsakiau. Dar iš klausimų, tai ar galima dalyvauti projektų konkurse, tai konkursų mes kaip ir nerengėme ir tai yra tiesiog paraiškos teikimas ir visos vertinamos paraiškos eilės tvarka, pagal gautą datą ir viskas daroma. Dėl intensyvumo klausimas buvo, tai jeigu steigiamas PEBas, tai iki 45% dotacija, jeigu AIEBas iki 50%, net 50% dotacija, jeigu prijungiama 100% nepasiturinčių savivaldybės narių. Ir daugiau turbūt, kad ir klausimų nebuvo. Jeigu kažką užmiršau, tai gal gale atsakysime. Ačiū ir dar klausimą turi gerbiamas Andrius Karasinas. Prašom. Ačiū gerbiamas Lukai, aš 2 klausimus turiu. Tai vis tik tai kiek iš tų 206 milijonų šiai dienai ar yra panaudota, kiek yra, gal turit skaičių? Panaudota kol kas nėra. Nes dabar tik taip čia ta steigiama bendrijų, ateinančių teikiamos paraiškos, vertinamos paraiškos, rengiami verslo planai. Tai kol kas dar atsiskaitimų tų nėra ir dar neprasidėjo. Bet tikime, kad Gerai, ačiū. O tada kitas dar klausimas. Tai čia mes dabar matėm 2 priemonės, ne? O jos savarankiškai viena nuo kitos gali veikti? Pavyzdžiui, gal savivaldybė gali pasiimti lengvatinę paskolą, bet nebūtinai priimti vargstančius, arba atvirkščiai gali finansuoti iš savo pinigų statybą elektrinės, bet priimti vargstančius ir gauti subsidiją. Ne, būtent šitą priemonę, žinokit, tai yra vienas tas langelis, kad jeigu jūs imate paskolą, tai turite gauti ir dotaciją, arba jeigu gaunate dotaciją, turite imti ir paskolą. Pas mus yra dar kita priemonė, turbūt, bet ne bendrijų, kurią galima irgi finansuoti, kur imant lengvatinę paskolą, būtent ir savivaldybės finansuojamos savivaldybių įmonės. Gerai, ačiū labai. Okay. Ačiū ir dar klausimą turėjo gerbiamas Vitalijus, prašom. Labą dieną, aš gal visos pradžios negirdėjau, bet kadangi ne pirmą kartą diskutuojam ir dalyvaujam dėl to energetinių bendrijų,
Tai keli skepticizmai, sakykime, vienas dalykas dėl energetinių bendrijų susijusių vargstančiais, kaip jūs čia vadinat. Tai labai blogai, kad mes tokį dalyką darom, nes mes kažkaip visuomenė ir politikai turim stengtis, kad tų vargstančių nebūtų. Ir vienokiu ar kitokiu būdu jie iškritinės iš vargstančių. Ir tikrai šitas projektas nepraeis. Ir ypatingai mažesniuose miesteliuose, jeigu kalbėti apie dotaciją, sakykime, ir tą vadinamą piliečių energetinę bendriją įtraukiant, tai, sakau, mano netgi ir socialisto visada nuomonė, aš netgi ir prieš socialinius būstus, mes neturim kišti žmonės į vargstančių grupę, kad jie bijotų tapti nevargstančiais, nes tada negaus kažkokių lengvatų. Tai čia tikrai žalingas dalykas bendrai politiškai, sprendžiant, sakykime, kad ir su kompensacijom šildymo, kompensacijom renovacijos, dabar dar kompensuosim energetiką. Tai vienu žodžiu turėsim tokią dalį visuomenės, kuri puikiai gyvens ir išsilaikys iš visų mokesčių mokėtojų, nes tie pinigai nekrenta šiaip tiem vargstančiam, jos vis tiek kažkas uždirba. Kitas dalykas, norėjau klausti, kaip išspręsti klausimą dėl galių trūkumo. Ir aš noriu pasiūlyti, kas padėtų energetinė agentūra. Faktas, mes artimiausiam tarybos posėdėje bradysim skreiti tiesiog energetinę bendriją. Mes turim galimybę pastatyti vėjo jėgainę, jinai jau yra šitą vietoje jėgainė, yra statybos leidimas, bet dėja mums neduoda ESO prisijungimo. Reiškia, kadangi liko 1 kablis ten kažkiek tai. Antras dalykas, jeigu ir pastatom, aš suprantu, kad mes negalim apsiskaičiuoti visos galios iki galo ir negalim atiduoti elektrą į tinklą. Bet galima atiduoti už nulį. Už nulį, valio, ko gero nupirks bet kuri kompanija, bet tada vėl kažkokia nesąmonė. Tai kodėl už nulį imam ir jokių problemų nėra, bet už pinigus neatiduodam tą energetiniai bendrijai tą likutį, kuris natūraliai klibės. Ir antras klausimas vis dėlto dėl saulės. Ta prasme, jūs šiandien niekaip man neįtikinsit saulės atsipirkimo viešajam sektoriui, panaudojama prasme, jeigu tai irgi tik tais vartotojas, kad dirbant elektriniai 5 mėnesius, vasaros laikotarpiai ir kada mes prieisim vis dėlto prie to, kad mokėsim pagal tos rinkos kainą, kokie galios, būtent jinai tuo metu, piko metu, saulės šviečiant yra pigiausia. O gali netgi būti ir minusinė, jeigu tai nėra kažkokių kaupiklių, o žiemą investuojant į kaupiklius, kurie labai brangus, sakykime, tu turi turėti pakankamai didelio pajėgumo kaupiklius, tiesiog ten jie nesikaups tą elektrą, nes saulė negamins, nebent tu galėsi nupirkti rinkos kainą, gaudyti iš biržos tą pigesnę elektrą. Tai čia eina kalba jau gal tada apie kaupiklių atsipirkimą, bet ne pačios elektrinės. Tai ir su ko pradėti kalbėti Akmenės rajono savivaldybei, kad Akmenės rajono savivaldybė šiandien viską turi, statybos leidimą turi, jėgainę jau pagamintą turi, kaip mums ją įgyvendinti šitą projektą ir tapti tiesiog pilotiniu projektu visoms savivaldybėm. Ačiū gerbiamam merui. Galbūt ESO atstovė Eglė galėtų sureaguoti dėl galių. Tai dėl galių, kaip pasakyti, yra nustatyti vyriausybės tie pralaidumų krepšeliai ir šiuo atveju čia mes negalim ar ne nieko pakeisti ir padaryti. Tai tikriausiai reikia žiūrėti individualiu atveju, nežinau, ar jūs čia žiūrėjote iki dabartinio paskutinio to krepšelių perskirstimo, atnaujinimo, ar jau buvo pavertinta kas situacija, kokia bus nuo rugpjūčio 1 dienos. Tai tiesiog bendrai, ar ne, ruožo pralaidumas, nes čia jau yra Litgrido ruožų pralaidumo klausimas ir mes žinom, kad jeigu viršysime, ta prasme, bendrai tą pralaidumą, tai atsiras balansiniai ribojimai, o Litgrido tinklo rekonstrukcija yra ženkliai brangesnė negu ESO atveju. Tai bendrai ar ne, dėl, kaip jau minėjau, pačių krepšelių prioritetų proporcijų išdėliojimo sprendžia vyriausybės nutarimas, ne mes tik tai jį pritaikome, koks yra nustatytas, kokie tie sprendiniai, tikriausiai kaip jūsų jau minėti su kaupikliai, mažinant atiduodama tą generuojamą galbūt galę ar ne į tinklą įrengtą galę didesnę turėti, o mažesnę leistiną generuoti galę turėti.
kaupimo įrenginiai, nes, dėja tinklas, jisai nėra irgi guminis, ar ne, jisai nėra, ir kaip jau minėjau, ten ruožų pralaidumą jau riboja ne ESO tinklas, o riboja Litgrido ir apskritai valstybės, ar ne, tinklų galimybės atiduoti paskui tą energiją. Kalbant apie saulės elektrinių atsiperkamumo klausimą, tai jeigu kalbame apie atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas ar piliečių energetinės bendrijas, tai jos yra pelno nesiekiantis juridiniai asmenys, tai sakykime, jiem reikalavimo dėl net bilingo, kuris ir yra tikriausiai mažinantis tą atsiperkamumo visą patrauklumą efektas, tai jiem nėra privalomas tas taikymas, jie ir toliau gali naudotis tą turima lengvatinę vadinamąją net meteringo apskaitos schemą, kada mes kaupiame virtualiai tinklėtas šitas išskyrus, jeigu yra vėjo elektrinių atveju, taip, tada jau yra taikomas net bilingas. Tai tokie įvairūs tie sprendimai yra, nes, dėja, toks yra išdalinimas pralaidumų ir tinklo pajėgumas yra toks, koks šią dieną yra Litgrido tinkle. Bet jo nėra. Mes bendraujame, mes kalbamės, mes ieškom modelį, mes ieškom būdą, gal tai galėtų elektrinė būti koncesijos būdu ir, sakykime, mes statytojų atsimokam už priežiūrą šitos elektrinės. Ta prasme, kaip į sieną ir labai liūdna, jeigu šiandien, ko gero, paimsit, Akmenės rajonas yra vienam gyventojui daugiausia generuojantis žalios energetikos ir kažkokia, tiesiog bėda. Iš vienos pusės mes atidarydami pilnai galimybę ir išduodami statybos leidimus, dabar negalim pastatyti vienos viešos, užtikrinančios biudžetą pajamas, mažinančios elektrinės. Aš suprantu, kad mes skaičiuosim ateityje, auginsim, ten gal pereisim prie geoterminių šildymų, įsistatysim visur kondicionierius, didinsim tą vadinamą panaudojimą, nors aš kaip sakau, už nulį, ko gero, tinklas paimtų, tada vėl tokių kyla klausimų, kodėl už nulį turim atiduoti, bet šiandien nėra galimybių ir niekas nekalba, kad suteikti galių, kur, sakykime, mums reikėtų dabar 6 MW vienai elektrinį. Bet ar aš gerai suprantu, kad jūsų atveju yra ruožo pralaidumo trūkumas, ar ne? Tai taip tiesiog viskas užrezervuota, bet yra 330 linija, kur sako, jinai bet kiek gali praleisti. Čia aš matau tam tikrą piknaudžiavimą ir ypatingai, grįžtų prie saulės, kai pas mane ateina vyrukai ir sako, mes turim 300 MW saulės jėgainę parkui, kuris būtent užima šitą galią, bet mes žinom, kad jis dirbs tik tais 5 mėnesius ir klausimas, kaip balansuosis tarp saulėtos ir nesaulėtos dalies. Ir ta galia bus užimta. Tai aišku, mes savivaldybėje priėmėm sprendimą dabar drausti net ant derlingų žemių statyti jėgainės, nes čia kiti dalykai dėl mokesčių ir taip toliau grįžimą, savivaldybėm atsipirkimą, kur, sakykime, šiai dienai ne viena jėgainė iš maždaug 50 nemoka nei nekilnojamą turtą, nei gamybos nieką. Ta prasme, savivaldybė šiandien, aš tiesiog pikta, kai tu gamini vos nedaugiausia žalios energetikos, bet pats negali nusipirkti, netgi, sakykime, tą, ką klausiu, už kiek jūs pardavėt vokiečių kompaniją elektrą, mes 10 metų pardavėm po 7 centus Enefitui. Tai parduokit ir mum po 7, net negalim, reiškia. Tai kažkas tada kažkokias, man tai dalykai nesuvokime ir mes kalbam apie paskolas, apie atsipirkimą, kur tu tiesiog to dalyko negali realizuoti. Tai kalbant apie tas 330 linijas ir visą kitą, tai kaip jau minėjau, šituo atveju aš nelabai galiu ką atsakyti, nes čia yra Litgrido jau tinklo klausimas, ar ne? Tai čia tikriausiai reiktų žiūrėti jų, nežinau, plėtros planus, galimybės, ar jie ten ketina kažką rekonstruoti, kokios galimybės yra tada jungtis į tą 330 ar ne liniją ir taip toliau. Tai dėl šitos dalies, kalbant apie tai, kad tos elektrinės saulės generuoja tik tai dalį metų, tai, kiek žinau, tas pats Litgridas ir savo, kaip žinote, pralaidumai yra atskiri saulės elektriniam ir atskiri vėjo elektriniam, būtent atsižvelgiant į jų generacijos profilius, į jų galimus persidengimus, kad, sakykime, kada generuoja vėjas, saulės tikėtina mažiau bus ir taip toliau. Tai reikia tada vėlgi žiūrėti atskirai tuos visus pralaidumus, bet
na, kaip minėjau, šiuo atveju daugiau nelabai galiu ką pakomentuoti, nes tai yra ruožo pralaidumų trūkumas, tai jau yra nebe ESO tinklo dalis SolidGrid kolegų. Ačiū Eglei už komentarą. Tai gerbiamas merė, mes, kaip ir minėjo Eglė, dėl krepšelių tikrai ir pralaidumo trūkumą ir panašiai perduosime kolegoms iš ministerijos, kurie būtent rengia teisės aktus ir tikrai tikime, kad jie ir susisieks su jumis suteikdami konsultaciją ir, kaip jūs sakote, pagelbėdami įgyvendinti pilotinį projektą. Tai prisijungs dar, matau, kol kas neprisijungė, galbūt, kaip ir sakiau, susitikimo pabaigoje atstovai prisijungs ir bus galima dar užduoti klausimą, bet kuriuo atveju mes tikrai pasidalinsime ir suteiksim galimybę. Ir dar vienas pasiūlymas teisės akto, ko negali būti energetinėse bendrijose atsinaujinančių. Vis dėlto šiandien UAB savivaldybių statusai nėra tapatis su tikrais UAB, vadinkim, privačiais. Ir aš šiuo atveju manyčiau, kad įstatyme būtinai turėtų būti nuostata, kad jeigu UAB, kuri 100% valdo savivaldybę, irgi priskaityti kaip ne pelno siekiančiai organizacijai ir jinai galėtų būti irgi energetinės bendrijos dalyvė. Nes šiai dienai mums neleidžia UABam, pavyzdžiui, ten dėl vidaus sandorių ar ką netgi uždirbinėti pinigus, ar tai komunalinė įmonė, kuri atlieka tvarkybos ar apšvietimo, sakykime, visą tinklą, kuris prižiūrėtas ir prižiūri, sakykime, tai man tai atrodo irgi šiokia tokia spraga. Ir tai būtų pagalba savivaldybėm, kad vis dėlto savivaldybės UABai būtų irgi prilyginami ir galėtų dalyvauti energetinėse bendrijose. Ačiū už pasiūlymą, perduosim būtinai. Ir tuomet dėkojame Lukui ir kviečiu pasidalinti informaciją apie LIFE projektą žiedinės ekonomikos projektų vadovę Gintarę Petrauskaitę. Prašom, Gintarė. Taip, tai sveiki visi. Esu Gintarė Petrauskaitė, atstovauju viešą įstaigą Žiedinė ekonomika. Taip pat mano kolega Domantas Rasevičius šiandien jau kalbėjo. Esame oficialūs ekspertai nacionaliniai Lietuvai, būtent šio LIFE projekto, apie kurį šiandien papasakosiu. Ir lydim visus pareiškėjus per šito kvietimo procesą. Tai apie pačią priemonę. Projektas yra European Energy Communities Facility, tai sutrumpintai vadinsiu ENERCOM priemonė, kuris siekia įgalinti energetikos bendrijas visoje Europoje. Ką tai reiškia praktiškai, tai kad bent 140 energetikos bendrijų gaus finansinę ir metodinę pagalbą šios priemonės pagalba, kad galėtų parengti ir įgyvendinti stiprius, patikimus verslo planus. Yra pastebėta apskritai, kodėl atėjo poreikis šitos priemonės, pastebėta, kad iššūkiai, su kuriais susiduria bendruomenės siekiančios kurti ar plėtoti energetikos projektus, yra gana universalūs ir stabdo ypatingai mažesnių, naujai besikuriančių energetikos bendrijų plėtrą. Ir keli tų esminių iššūkių yra, pavyzdžiui, gebėjimų trūkumas. Dažnai trūksta tiek žmogiškų, tiek finansinių išteklių besikuriančioms energetikos bendrijoms, ypatingai todėl, kad mažos bendruomenės tai dažnai daro iš savanoriškų pastangų, neturi kažkokių papildomų išteklių. Taip pat trūksta žinių apie finansavimo galimybės ir apie pačias institucijas, kurios tas lėšas skiria. Daugeliu bendruomenių trūksta įgūdžių, kaip įsitraukti ir pasinaudoti tomis skiriamomis lėšomis, o kartais tiesiog bendrijos yra per mažos ir net negali galbūt aplikuoti tam tikram finansavimui gauti. Tai ši priemonė būtent yra skirta kai kurias iš šitų spragų padėti užpildyti. Kaip priemonė veikia, tai gana aiškiai struktūruota. Pirmiausia, yra skiriamas energetikos bendrijoms, kurios bus atrinktos po paraiškų
vertinimo, jos gaus 45 000 eurų vienkartinę dotaciją verslo plano parengimui. Daugiausia dėmesio bus skiriama naujai besikuriančioms bendrijoms, bet taip pat aplikuoti gali ir jau įsitvirtinusios energetikos bendrijos, kurios galbūt planuoja veiklos plėtrą. Bus skiriama ne tik tais vienkartinė dotacija, bet taip pat dalyviai įtraukiami į gebėjimų stiprinimo programą ir taip pat turės prieigą prie papildomų išteklių, kurie padės parengti verslo planą, su kuriuo tikimasi, kad energetikos bendrijos vėliau sugebės pritraukti privačias investicijas ir plėtoti savo bendruomenės energetikos projektą. Kur veikia priemonė? Tai Enercom Facility priemonė taikoma plačiai, joje gali dalyvauti energetikos bendrijos iš visų ES šalių, taip pat Islandijos, Ukrainos, Moldovos, Šiaurės Makedonijos. Ir Lietuva, žinoma, viena iš tų šalių, kur galioja priemonė. Projekto koordinatorius yra Rescoop EU. Taip pat čia skaidrėje matote ir kitus konsorciumo narius, nacionalinio ekspertų tinklą ir kitus partnerius. Kalbant apie nacionalinius ekspertus, tai priemonė suformuota taip, kad veiktų lokaliai. Ta padeda įgyvendinti 29 ekspertų tinklas. Kiekvienoje šalyje yra nacionaliniai ekspertai, kaip ir minėjau, tai viešoji įstaiga Žiedinė ekonomika, mes esame ekspertai Lietuvoje. Šių ekspertų rolė yra tiesiog konsultuoti pareiškėjus, jei kyla kažkokių tai klausimų teikiant paraišką, viešinti kvietimą ir stebėti taip pat verslo plano rengimą ir įgyvendinimą, bei kadangi kvietimas vyks 2 etapais, tai jeigu pareiškėjai nebūtų atrinkti pirmo etapo metu, mūsų rolė taip pat bus padėti jiems pakartotinai patobulinti ir pateikti paraiškas. Ką gauna naudos gavėjas energetikos bendryje, tai kaip minėjau, visų pirma finansinę paramą, 45 000 eurų dotaciją, gebėjimų stiprinimo programą, bet taip pat visapusišką augimo paketą, tai taip pat nacionalinės teisinės sistemos apžvalgą, papildomą matomumą, prieigą prie geriausių praktikų ir papildomas žinias ir įgūdžius apie finansavimo galimybės ir gebėjimus tomis galimybėmis pasinaudoti. Vėlgi minėjau, kad bus 2 kvietimai teikti paraiškas, tai pirmasis kvietimas jau prasidėjo birželio 2 dieną, galutinis paraiškų teikimo terminas yra rugsėjo 30 šių metų ir 2026 metų pavasarį bus galima vėl teikti paraiškas šiai priemoniai. Bendras priemonės biudžetas pirmojo kvietimo yra virš 3 200 000 eurų, kuriuo planuojama finansuoti 73 energetikos bendrijas šalise, kuriuose galimas LIFE projektas. Ir dar šiek tiek apie šalis, tai priemonė sukomplektuota taip, kad būtų išlaikytas sąžiningas konkuravimas tarp šalių. Tai yra suskirstytos dalyvaujančios šalis į 2 grupės, kadangi tikrai yra skirtumas tarp Europoje esančių šalių, kiek yra pažengęs tas bendruomenių energetikos judėjimas. Tai yra paskirstytos šalis į didelio įsisavinimo galimybės turinčias šalis. Tai valstybės, kuriuose jau veikia daug energetikos bendrijų ir teisinė bazė galbūt yra jau ištobulinta. Ir taip pat yra kita grupė šalių, kur yra mažesnės įsisavinimo galimybės. Tai tos šalis šiai grupiai priklauso ir Lietuva, matote, nuspalvintas violetinė spalva. Tai Lietuvos bendrijos nekonkuruos, pavyzdžiui, su didelės įsisavinimo galimybės turinčiose šalise esančiais pareiškėjais.
Taip siekiama užtikrinti sąžiningas konkurencinės galimybės gauti dotaciją. Pirmasis kvietimas laike, kaip tai atrodo, tai kaip ir minėjau, kvietimas jau yra paskelbtas, galima teikti paraiškas, tai galima daryti iki rugsėjo 30 dienos, visą šį laikotarpį galima konsultuotis ir su mumis kaip nacionaliniais ekspertais žiedinė ekonomika. Nuo spalio mėnesio iki gruodžio 22-osios paraiškos bus vertinamos ir gruodžio 22 dieną bus susisiekta su pareiškėjais, kurie pateikė paraiškas ir paskelbtas paramos gavėjų sąrašas. Nuo to laiko per 2 mėnesius turės būti pasirašytos dotacijos sutartis ir tada nuo sutarties pasirašymo 6 mėnesiai bus skirti verslo plano rengimui ir gebėjimų stiprinimo veikloms. Ir tuomet bus vertinamas jau parengtas verslo planas bei 6 mėnesius po to verslo plano įvertinimo bei 2027 metų gruodžio mėnesį bus atliekama papildoma stebėsena. Čia tiesiog vėlgi tas pats kvietimas laike, kadangi pasidalinsim skaidrėmis, jeigu būtų patogiau sekti tą laiką kitų formatų. Ką apima verslo planas ir ką galima finansuotis, kur galima išleisti šitą finansavimą. Tai verslo planas rengiamas turi turėti 5 dalis svarbės, 5 skyrius, tai finansinė analizė, techninė analizė, rinkos analizė, socialinį skyrių ir teisinį skyrių. Tai iš esmės finansiniam skyriuje apžvelgiama, kiek investicijų planuojama, kad reikės projektui įgyvendinti, kokie galimi pajamų šaltiniai, kokios sąnaudos ir taip toliau. Techninė analizė jau apima pasirinktas technologijas, pačio projekto įgyvendinamumą ir planavimo žingsnius. Rinkos analizėje reikės numatyti, kokia situacija yra Lietuvoje, kokie iššūkiai, kokios galimybės įgyvendinti projektą. Socialinėme skyriuje bendruomenės dalyvavimas, įtrauktis ir socialinė nauda iš esmės aprašomi. Na ir teisinėme skyriuje, kaip bendrija atitinka ES ir nacionalinius teisės aktus, kokios galimybės įgyvendinti projektą atitinkant tuos teisinius reikalavimus. Ir tuomet turime tinkamumo kriterijus, apskritai, kokios energetikos bendrijos gali aplikuoti šitam LIFE programos finansavimui. Tai yra 4 esminiai kriterijai. Projekto puslapyje galima savarankiškai įsivertinti ir norint pateikti paraišką, būtina savarankiškai įsivertinti šiuos tinkamumo kriterijus. Viskas yra detaliai aprašyta, bet jeigu taip trumpai, tai pareiškėjas turi būti juridinis asmuo. Tuomet antra, pareiškėjo veikla turi atitikti ES energetikos bendrijos apibrėžimą. Tai reiškia, kad turi būti orientuota į atvirumą, bendruomenės naudą, ne į pelną. Ir visos detalės, kaip ir minėjau, yra projekto priemonės svetainėje detaliai surašytos ir bus galima pasitikrinti, neieškant teisės aktų, ar tikrai atitinka jūsų energetikos bendrija ir juridinis asmuo tą ES energetikos bendrijos apibrėžtį. Trečias kriterijus, pareiškėjas turi būti įsikūręs vienoje iš LIFE programos reikalavimus atitinkančių šalių. Tai žinoma, iš Lietuvos pateikiantis ateinančios paraiškos jau atitinka šį kriterijų. Ir 4 kriterijus, tai pareiškėjas turi įsipareigoti dalyvauti stebėsenos apklausose ir gebėjimų stiprinimo programoje, kas yra dalis projektų. Kas bus vertinama?
Atrenkant paraiškas, tai yra 4 dalis sudaro vertinimo sistemą: bendrijos pasirengimas, projekto ambicijos, projekto įgyvendinamumas bei poveikis bendruomeniai. Iš viso paraiška gali surinkti 25 maksimaliai taškus, bet yra numatomas minimalus slengstis 15 taškų. Tai reiškia, kad net jeigu būtų sulaukta mažiau paraiškų, nei yra galima finansuoti, paraiškos, kurios neperlipa minimalaus slenksčio, vis tiek nebus vertinamos. Tai čia yra šiek tiek detaliau išdėstyta, kas yra vertinama kiekvienoje kategorijoje. Vėlgi pasidalinsime skaidrėmis, tai aš galbūt labai detaliai neinu, jeigu bus klausimų, galėsim pakomentuoti, ką galbūt svarbu yra atkreipti dėmesį, pildant paraišką, kad jei yra galios rezervacija ESO tinkle, tai tokios paraiškos tikrai turės papildomų privalumų vertinant, kadangi turi realias įgyvendinamumo galimybės. Ir pabaigai, tai čia bus vėlgi, kai pasidalinsim skaidrėmis, aktyvios nuorodos, bet Enercom Facility puslapis yra irgi viešai prieinamas, galite ten nukeliauti ir matyti daugiau informacijos apie patį kvietimą. Čia yra ekrano nuotrauka, kur galima rasti papildomus dokumentus, dažnai užduodamus klausimus, matyti, kokie klausimai yra užduodami ir pačioje paraiškoje, dėl to, kad, kaip ir minėjau, tik tais užpildžius klausimyną, kur įvertinami tinkamumo kriterijai, galima pereiti prie paraiškos pildymo. Tai jeigu pareiškėjas tuo metu dar neatitinka tų kriterijų, šituose dokumentų puslapyje galima vis tiek matyti paraiškos turinį ir su juo susipažinti. Kaip pateikti pačią paraišką, tai vėlgi tiesiog reikia susikurti paskyrą internetinėje svetainėje, paspaudus Apply Now, ir ten turėsite patvirtinti savo elektroninį paštą ir tiesiog sukūrę paskyrą pateikti paraišką finansavimui gauti. Ir galų gale, jei kažkokių tai būtų nesklandumų, jeigu norėtumėt pateikti paraišką, tai yra helpdesk skyrelis, kuris yra skirtas pagalbai gauti, tai ten pasirinkę Lietuvą taip pat pasieks jūsų klausimai nacionalinius ekspertus, tai yra mano bei mano kolegos Domanto pašto dėžutes. Naujienas galite sekti LinkedIn, taip pat turi priemonę savo informacinį kanalą, bei galima užsiprenumeruoti projekto naujienlaiškį. Tai mielai atsakysiu į klausimus, jei tokių yra apie kvietimą. Ačiū, Gintarė. Ar būtų klausimų, Gintarė? Mačiau, dalis uždavinėjo klausimus jau Gintarės pranešimo metu ir gerbiamas Daumantas irgi padėjo atsakyti. Tai ar dar būtų? Sveiki, ar girdite mane? Taip, girdime. Aha, tai aš norėjau pasiteirauti, ar paramai gauti yra jau privaloma būti gavus energetikos bendrijos statusą, nes bent jau tame FAQ dokumente tai nurodyta, kad kaip ir nebūtina būti įsisteigus kaip energetikos bendrijai. Jeigu matote, aš komentaruose čia įdėjau tą dalį, kurią buvau radusi. Gal galėtume tiesiog pakomentuoti? Taip, nėra būtina turėti energetikos bendrijos statusą, kad galėtumėt aplikuoti ir pateikti paraišką. Svarbiausia tiesiog juridinį asmenį būti įsteigus, kuris atitiktų reikalavimus, kad jūs ateityje sklandžiai galėsite gauti tą energetikos bendrijos statusą. Supratau, dėkui. Gerbiama Sandra. Labą dieną, aš galbūt tokį techninį klausimą norėčiau paklausti, ar paraiškos turi teikiamos anglų kalba, tarkim, iš Lietuvos?
Tai pačios paraiškos iš tiesų teikiamos anglų kalba, bet čia irgi tiesiog ir patys priemonės koordinatoriai rekomenduoja nacionalinėms bendruomenėms pasinaudoti dirbtinio intelekto įrankiais, pavyzdžiui, DeepL ar Google Translate ir tiesiog išversti tekstą iš lietuvių į anglų kalbą. Jeigu kažkur bus kažkokių tai nesklandumų, galite susisiekti ir su mumis ir padėsim kažkaip tai galbūt, jeigu kyla ten, tarkim, dėl kažkokių formuluočių teisinių, taisyklingai išreikšti. Ačiū. Tai ačiū, Gintarė. Jeigu daugiau klausimų nėra, tai tuomet kviesiu savo kolegą, klimato kaitos valdymo centro vadovą Tadą Norvydą, pristatyti aktualiausią informaciją, kaip įkurti energetikos bendrijas. Labą dieną visiems. Mano vardas Tadas Norvydas, esu, kaip Agnė sakė, agentūros klimato kaitos valdymo centro vadovas ir man tenka garbė kalbėti paskutiniam, tai gali būti taip, kad dalis informacijos kartosis, bet pasistengsiu ten per daug ilgai neužtrukti. Ir ką kolegos anksčiau kalbėjo, minėjo tiek iš Verto Ramunė, tiek ir iš Iltės Lukas. Ir dabar pereinant taip sklandžiai, Gintarė papasakojo, tai iš esmės bendrijų klausimas tas aktualus yra tiek kalbant, svarstant apie jų dalyvius kaip juridinius asmenis, buvo klausimai apie įmonės ir jų galimybės dalyvauti tose bendrijose, buvo klausimai iškelti ir apie savivaldybių vaidmenį bendrijose ir panašiai. Tai mano pristatymas galbūt jis grįž labiau į tą tokį pradinį lygį, kuris buvo arčiau, sakykime, direktyvos, arčiau įstatyme nustatytų tų terminų, kad vis dėlto bendrijos jos yra skirtos suburti žmonėms, bendruomenėms į vieną kažkokį stipresnį junginį, negu kad atskiri jo nariai. Ir tai padėtų, paskatintų tuos žmonės, kurie tikrai nori imtis kažkokių veiksmų ar mažinant savo išlaidas energijai arba užsitikrinant, sakykime, priimtinesnėmis kainomis savo pačių pasigamintos elektros energijos tiekimą. Iš esmės bendrijos skirtos sutelkti žmonėms į vieną junginį, kur jie būtų įgalūs padaryti didesnius veiksmus, atlikti svarbesnius darbus, būtent siekiant savo išlaidų mažinimo už energiją arba atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimą arba, kaip buvo ne kartą minėta, siekdami įvairios aplinkosauginės, ekonominės ir socialinės visuomeninės naudos, apie kurią aš truputį vėliau papasakosiu. Tai bendruomenės susibūrusios į tą juridinį asmenį, kuris siekia tapti arba atsinaujinančių išteklių bendrija, arba piliečių energetikos bendrija, iš esmės jos įgauna įrankius iškelti savo poreikius į pirmąją vietą ir tai palengvina taip pat pritraukti investicijas, ko galbūt kiekvienas atskirai iš jų negalėtų padaryti arba tiesiog neturėtų žinių. Tai bendrijos yra skirtos būtent sutelkti visiems į vieną junginį. Ir taip pat jos mūsų valstybės nustatyta tvarka, jos galės pasinaudoti tam tikrais finansiniais privalumais, finansinę paramą, apie kurią irgi jau buvo kalbėta. Ir aišku, bus netgi galimybės padėti tiem energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims. Ir buvo daug kalbėta, bet aš pabrėšiu, kad juridinis asmuo negali būti tuo pačiu ir piliečių energetikos bendrija ir atsinaujinančių išteklių bendrija. Todėl pas mus ir yra tas atskirimas, kurį irgi kolegė iš ESO Eglė parodė labai aiškiai, kad vis dėlto piliečių energetikos bendrijų yra dėl tam tikrų priežasčių gerokai daugiau negu atsinaujinančių išteklių. Taip pereinant toliau, dar pakartojant, kas buvo rodoma, tai kokie galimi tie energetikos bendrijų dalyviai. Iš esmės, tų galimų narių sąrašas yra labai panašus tiek atsinaujinančių, tiek piliečių energetikos bendrijoms. Pagrindinis skirtumas būtų,
kad atsinaujinančių išteklių bendrijos dalyviams yra šiokių tokių didesnių gal suvaržymų, sakykime taip, negu piliečių energetikos bendrijom, kai mes kalbame apie galimybės dalyvauti juridiniams asmenims. Tai atsinaujinančių išteklių energijos bendrijose galimybė yra šiek tiek suvaržyta, nes ten jose gali dalyvauti tik tai labai mažos ir vidutinės įmonės, o piliečių energetikoms bendrijose gali jau dalyvauti neriboto dydžio juridiniai asmenys. Ir taip pat tiek vienu, tiek kitu atveju, aišku, pati bendrija turi būti pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Taip pat norėtumėm atkreipti dėmesį, kad jeigu bendrija yra svarstoma kurti, turint omeny, kad bus siekiama pasinaudoti vienokiais ar kitokiais finansinės paramos įrankiais, tai priklausomai nuo to, į kokią instituciją kreipsitės ar kokios tos finansinės paramos prašysite, gali būti taikomi papildomi reikalavimai, kokie asmenys gali dalyvauti. Taip pat, aišku, nuo to priklausys ir finansinės paramos sąlygos, kaip pristatė Lukas Iltės paramos atveju. Dažnai sulaukiame klausimų agentūroje, kokie gali būti juridiniai tie asmenys, kokie gali būti arba turėtų būti, ar kokia juridinė forma yra palankiausia kuriant bendriją. Vienareikšmio atsakymo tikrai nėra, nes pagal juridinę formą, pagal asmenų susibūrusių į tą bendriją, sakykime, tipą ar galbūt gyvenamąją vietą arba, kaip pavyzdys, sodų bendrija, gali būti įvairios tos juridinės formos ir nei viena, nei kita nėra pranašesnė už sakykime, asociaciją ar viešąją įstaigą. Viskas priklauso nuo to, kokie nariai būrėsi į bendruomenę. Tai jeigu jūs esate jau daugiabučio namo būtų savininkas ir yra įsteigta bendrija, jums norint gauti statusą nereikia kurti ar kažkokios kitos steigti juridinio asmens, tas pats ir sodininkų bendrija ir visoms kitoms juridinėms formoms. Ką būtina padaryti šiuo atveju, kad jeigu yra bendrija numatoma kurti ant jau esančio juridinio asmens, taip išsireiškus, tai jo to juridinio asmens veiklos arba steigimo dokumentos irgi priklauso nuo to, kokia jau yra ta juridinė forma arba kokio statuso, kokios bendrijos statuso bus prašoma. Tai turi būti irgi detaliai ir aiškiai aprašytos jau minėtos tvarkos, tai yra pagamintos elektros energijos realizavimo tvarka, kuri yra, sakykime, aktualiausia, kalbant apie atsinaujinančių ir piliečių energetikos bendrijas, nes didžioji dalis jų yra būtent elektros gamybai skirtos. Taip pat elektros energijos gamybos įrenginių administravimo ir priežiūros tvarka, apie ką buvo užsiminta anksčiau, ir taip pat pajamų gautų vykdant energijos gamybos veiklą paskirstymo tvarka. Tai šitos visos tvarkos turi būti įtrauktos arba aprašytos steigimo dokumentuose. Jos nebūtinai turi būti iš karto aprašytos visos, nes priklausomai nuo to, kokią veiklą ketina vykdyti bendrija. Jos gali būti labai ribotos, tos visos tvarkos, arba gali būti tiek išsamios, kiek reikalinga. Pavyzdžiui, pačių paprasčiausių atvejų, jeigu bendrija yra numatyta, kad veiks kaip iš esmės vystytojas nutolusios elektrinės ir visi jos nariai taps gaminančiais vartotojais, gavę po gabaliuką tos elektrinės galios, tai tikrai nebūtina apsirašyti nei prekybos elektros energiją, nei pasinaudojimo ten elektros tinklais ar kitų tvarkų, jeigu nebus ketinama plėsti veiklos ateityje šitos bendrijos. Taip pat buvo kalbama apie tai, kaip tuos įstatus, ar kur jie turėtų būti, kaip registruojami, kas juose įtraukta, tai siekdami palengvinti
šitą visą įstatų rengimo uždavinį būtent tiem, kurie tik dabar galbūt pradeda svarstyti arba planuoti bendrijos steigimą. Tai Lietuvos Respublikos energetikos ministerija yra parengusi rekomendacijas viešosios įstaigos įstatų formos, tiesiog jau pavyzdį. Taip pat Iltės interneto svetainėje irgi galima rasti paskolos energetikos bendrijos aprašymo 3 priede šablonus ir pavyzdžius, kaip galėtų atrodyti tos bendrijos įstatų šabloninės formos. Pagrindinis, kad ir kokią veiklą vykdytų bendrija, pagrindinis dalykas, aišku, yra naudos paskirstimas. Ir tas naudos paskirstimas galimas šiais 3 pagrindiniais parodytais būdais, bet šie būdai nėra vieninteliai ar galutiniai, kaip seminaro pradžioje jau buvo pateiktas pavyzdys, kad gali būti įvairiausių mišrių atvejų, bet didžiausias arba stambiausias skirstimas, kokią tą naudą gali bendrija kurti ir dalintis, tai yra arba pagaminti elektrą ir ją tiekti, arba išvystyti, pastatyti elektrinę ir ją dalimis išdalinti savo nariams, arba trečias variantas tiesiog parduoti visą gautą elektrą ir gautas pajamas naudoti kitoms veikloms. Tai kaip pavyzdys, tas pirmasis būdas, kai bendrija veikia kaip elektros tiekėjas, yra tiesiog visa bendrijai priklausančios elektrinės pagaminta elektra yra tiekiama bendrijos nariams ar kitiems asmenims. Bendrijos nariams ta parduodamos arba tiekiamos elektros energijos kaina gali būti lygi nuliui. Bet šiuo atveju bendrija veiktų kaip nepriklausomas elektros tiekėjas ir su tuo ateina arba iš to kyla visa eilė įsipareigojimų, sudaryti disbalansų pirkimo pardavimo sutartį, jeigu tai taikoma, taip pat persiuntimo paslaugų teikimo sutartį su tinklų operatoriumi ir aišku apmokėti visus elektros persiuntimo ir kitų paslaugų išlaidas tinklų operatoriui. Šiuo atveju bendrija arba bendrijos elektrinė iš esmės nelabai kuo skirtusi nuo visų kitų elektros gamintojų ir tiekėjų Lietuvoje. Antrasis būdas, paprasčiausias ir, kaip matėm irgi iš ESO kolegės pristatymo, didžioji dalis tiek atsinaujinančių bendrijų, tiek ir piliečių energetikos bendrijų renkasi būtent šitą būdą, kai yra bendrijai priklausanti elektrinė pastatoma ir jos dalyviams, nariams yra išdalinama po tam tikrą kiekį kilovatų. Dabar po kokį kiekį kilovatų, tai čia yra bendrija pati laisvai suteiktas kaip čia įgaliojimas laisvai pačiai nusistatyti pagal narių skaičių, jeigu yra nustatytos taisyklės, kaip priimami tie nauji nariai arba kaip išeinama iš bendrijos, tai bendrija gali savo sprendimais reguliuoti, kaip kokią tą dalį paskirstyti bendrijos nariams. Ir aišku, kai kiekvienas iš jų gauna po tam tikrą gabalėlį tos elektrinės, visi jie tampa gaminančiais vartotojais ir veikia pagal pakankamai gerai jau suprantamą žinomą modelį. Ir trečiasis būdas, tai vienas iš galimai tokių sudėtingesnių būtų irgi, kai bendrija veikia kaip elektros gamintojas. Tai yra bendrija, joje turi savo elektrinę, joje pagaminama visa elektros energija yra parduodama arba nepriklausomam energijos tiekėjui arba kažkokiam kitam asmeniui ir gaunamos pajamos vėlgi pagal bendrijos pačios nusistatytą tvarką gali būti paskirstomos, jeigu yra poreikis atiduoti kažkokiai paskolai, gali būti paskolos padengimas, kiti administravimo kaštai, eksploatacija apmokama iš tų pardavimo lėšų. Ir pagrindinis, aišku, tas dėmesys, kam gali būti gautos tos pajamos panaudojamos, tai yra jau minėti tie aplinkosauginiai, socialiniai, visuomeniniai ir ekonominiai
projektai tai naudai teikti. Tai gali būti ir aplinkos tvarkymas, dviračių takų įrengimas, mažosios architektūros elementų, žaidimo aikštelių įrengimas bendrijos vietoje arba kur bendrija, tarkim, mato, kad yra poreikis, ekonominiai gerovės projektai, tai gali būti energijos vartojimo efektyvumo didinimai, jeigu bendrijos nariai norit, kaip pavyzdys, pasikeisti langus, duris, apšiltinti pastatus savo, atnaujinti elektros apšvietimo sistemas, įsigyti efektyvesnius prietaisus ir panašiai. Tai čia iš esmės telpa viskas, kas prisidėtų prie elektros sąnaudų mažinimo. Ir taip pat yra kita grupė, kuri sudaro labai didelę galimybę pasirinkti ir kuri yra nelabai gal konkrečiai aprašyta, tai yra socialiniai visuomeniniai projektai. Tai gali būti organizuojami sveikatingumo projektai, gali būti šventės organizuojamos, gali būti taip pat seminarai, informacijos sklaidos kažkokios viešinimo priemonės ir panašiai. Tiesiog ką bendrija pati sugalvos, kas jai aktualiausia, naudingiausia ar įdomiausia, gali tam skirti savo lėšas. Kuo skiriasi atsinaujinančių išteklių bendrijos nuo piliečių energetikos bendrijos? Iš esmės yra pakankamai, sakykime, reikšmingi tie skirtumai, jeigu mes žiūrim, kokie gali būti ribojimai taikomi. Tai pagrindinis iš ribojimų atsinaujinančių išteklių energijos bendrijai tai yra tai, kad jos nariais, dalyviais gali būti vidutinės mažos ir labai mažos įmonės. Kai piliečių energetikos bendrijų atveju tokių ribojimų nėra nustatyta. Šiek tiek daugiau laisvės turi piliečių energetikos bendrijos, nes jos ne tik iš iškastinio kuro gali gaminti, ne tik iš atsinaujinančių, bet ir iš iškastinio kuro gali gaminti, bet šitas, sakykime, palengvinimas arba ribojimas jis realybėje, nemanau, kad būtų pritaikomas. Ir piliečių energetikos bendrijai yra suteikta daug daugiau laisvės teikti visokias kitokias paslaugas, tai paklausos telkimo, energijos kaupimo, energijos vartojimo efektyvumo, kaip minėjau, ir panašiai. Šitas paslaugas gali netiesiogiai teikti ir atsinaujinančių išteklių bendrija per jai nustatytą tą prievolę, kur teikti naudą socialiniams, ekonominiams ir visuomeniniams projektams. Tai irgi galima šiek tiek padengti tuos poreikius. Vienas iš didesnių ribojimų taip pat yra, kad atsinaujinančių išteklių bendrijos įrenginiai yra valdomi nuosavybės teise. Kai piliečių energetikos bendrijos gali būti nuosavybės ar kita teisė valdomi. Tai irgi šioks toks palengvinimas ir viena iš priežasčių, kodėl atsinaujinančių išteklių bendrijų mes turime gerokai daugiau negu kad, piliečių energetikos bendrijų turime gerokai daugiau negu atsinaujinančių išteklių bendrijų. Siekdami palengvinti pačių bendrijų rengimo ir steigimo klausimus, jau buvo užsiminta, kad mes kaip agentūra rengiame ir šiuo metu jau atnaujiname irgi rekomendacijas tiek piliečių, tiek atsinaujinančių išteklių bendrijų veiklos sąlygoms. Taip pat jas ir visą kitą aktualią informaciją skelbiame savo agentūros interneto svetainėje, kur galite susipažinti tiek ir su pačiomis rekomendacijomis, ankstesnių susitikimų ir pristatymų įrašais, taip pat skaidrėmis ir taip pat renkame informaciją apie tai dažniausiai užduodančius klausimus ir teikiame atsakymus. Tai čia tada pabaigsiu savo pristatymą, tik tai dar pabandysiu atsakyti keletą klausimų, kuriuos mes buvome gavę rengdamiesi šiam seminarui. Buvo klausima, ar galima daugiabučiams namams kurti bendrijas ir taip pat ar gali gyvenvietės bendruomenės kurti bendrijas, tai taip vienareikšmiškai gali, tik tai tos bendrijos savo steigimo dokumentuose, vienokiuose ir kitokiuose, turi aišku aprašyti tas privalomas tvarkas, kaip jos dalinsis tą naudą, kaip prižiūrės, administruos savo elektrines ir taip pat, kad jų ta nauda būtų, kad jų paskirtis būtų teikti tą socialinę, ekonominę, visuomeninę naudą.
Taip pat gavome klausimų, ar bendrijos gali įsirengti elektros baterijas ir ar gali jos būti ant stogo arba teritorijoje, kuri priklauso šitoms bendrijoms. Tai taip, tikrai galima. Bendrijos gali įsirengti ne tik saulės elektrinės, bet ir elektros kaupimo įrenginius. Ir taip pat buvo klausima, kaip gali sumažinti bendrijos savo energijos sąnaudas. Tai, kaip minėjau, ne tik naudodamos savo pačių pagamintą elektros energiją, bet taip pat ir įgyvendinamos energijos vartojimo efektyvumo projektus, keičiant apšvietimo sistemas, mažinamos elektros sąnaudos, įsigijant naują efektyvesnę kažkokią tai įrangą ar technologijas. Tai iš esmės šiuo atžvilgiu sąnaudų mažinimas yra beveik neribojamas. Bet kokiomis priemonėmis, kurios yra tinkamos, galima finansuoti iš atsinaujinančių, iš bendrijos parduotos elektros energijos tos projektus. Tai tokie būtų pagrindiniai klausimai, kuriuos buvome gavę. Jeigu yra daugiau kažkokių papildomų, tai esu pasiruošęs atsakyti. Ačiū, Tadai. Ar būtų klausimų? Tadui, arba gal dar turime keletą minučių ir kitiem kolegom, kurie šnekėjo prieš tai. Rankų nėra, tai jeigu kiltų klausimų ir po to, Tadas pasidalino tikrai, kur galite kreiptis į Lietuvos energetikos agentūrą. Mes tikrai siekiame konsultuoti ir taipogi bendrijų klausimais, kad bendrijų atsirastų Lietuvoje irgi kuo daugiau, kad galėtų pasirinkti tie būdą, kurie negali įsigyti elektrinių ar kaupimo įrenginių patys savarankiškai. Mes, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, visais savo pranešimais pasidalinsime viešai, taipogi pasidalinsime ir atsakymais į klausimus, kuriuos gavome prieš tai. Tiesa, dar irgi, kadangi šiame susitikime buvo keletas klausimų tokių, kurie būtų aktualūs visiems, papildysime kartu su atsakymais. Ir be abejo, tikrai labai noriu padėkoti tiek VERT atstoviai Ramuniai, tiek Ilte atstovui Lukui, tiek žiedinės ekonomikos atstovams Domantui ir Gintariai. Ir be abejo, labiausiai norėčiau padėkoti savo komandai, tai yra Tadui, taipogi esu atstoviai Egliai, na ir tai komandai, kuri padėjo suorganizuoti šį susitikimą, tačiau yra nematoma, tai yra Vida ir Armandas. Tai ačiū Jums visiems labai ir jeigu turėsite klausimų, tikrai užduokite ir po susitikimo, o jeigu ne, tai tuomet iki kitų susitikimų ir kitų renginių. Tai ačiū visiems. Ačiū labai. Viso. Ačiū. Viso gero. Ačiū labai. Dėkui, viso gero. Viso gero. Viso gero.